Bičiuliai, čia Riverlande aš svečiuojuosi ne pirmą kartą. Dar praėjusį rudenį man teko pabuvoti dar tik kylančiam projekte. Ir tada Rinvest atstovė man metė iššūkį. Apsilankyti čia po kurio laiko ir įsitikinti, ar jie ištiesėjo savo duotus pažadus ar ne. Taigi, kur buvęs, kur nebuvęs, aš ir vėl čia atvykau patikrinti, ar Rinvest tęsi savo pažadus ar ne. Važiuokim pasižiūrėti. Jūs daug žadate, kad bus, ar nebus čia pas jūs kaip Vilnių įprasta ir su tuo stadionu? Bus. Žiūrėkit, siūlau jums susitikti toj pačioj vietoj, dar po kokio pusmečio. Po pusmečio. Taip, ir tada pasižiūrėsim, kiek čia iš tų mūsų pažadų lieka. Elina, mes susitinkame po metų pertraukos ir aš noriu paklausti, tai ar įgyvendinot pažadus, kuriuos buvote pažadėjusi? Tomai, galiu gražinti jums klausimą, kaip jūs jaučiatės čia atvykęs po tų metų, kur prieš metus stovėjo dar tokiam pusiau plinam lauke ir dabar grįžtat ir matot visas spalvas, visą tai, ką žadėjom. Pats fainiausias jausmas, kai būdamas verslo atstovu kažką pažadi ir įrodai, kad padarei. Čia yra nerealu, tiesiog čia yra pats geriausias jausmas, koks gali būti. Pažadėjom ir padarėm. Žemai lenkiu galvą, visi lūkesčiai viršyti su kaupu.